Kam tvarkyti lovą, jeigu vis tiek vakare ją grįšime? Protestuoju, kaltinamajam visada malonu grįžti vakare į tvarkingą lovą. Reikalauju įrodymų. Depresijos prokurorai, jūsų liudytojas. Prisimenu rytą, kai mes tvarkėme lovą ir dėl to pavėlavome susitikimą. Ne, aš prisimenu. Mes pavėlavome dėl to, kad ilgai sėdėjome telefone. Apie ką jūs čia šnekate? Visi sėdi telefone ryte. Aš asmeniškai atsidarau TikToką ir tik po to atsimerkiu akis. Tu debilas gal? Pažiūrėk, kaip saulė šviečia. Atsikelk ir mankštą padaryk geriau. Tyla! Prašau pakviesti mano įtakos liudytoją, bet jis kalbės per telefoną. Kas čia man skambina? Ai, čia šitas šūdo kabalas, kuris guli nieko nedaro. Tu ką galvoji mane prisimindamas, kad aš tau galą paglostysiu, pasakysiu viskas gerai? Nichuja, viskas labai blogai. Į tave, blet, tavo netgi šuo nepažiūrėtų. Stay hard! Nežinau, laimės advokatai, ar po tokio liudytojo dar turite kažką savo gynybai? Man yra garbė ginti kaltinamąjį šiandien. Norėčiau visiems priminti 4 gyvenimo taisyklę. Nelyginkite save su kitais. Lyginkite save su tuo, kas buvote vakar. Jūs visada po truputį galite kilti į viršų. Kažkam padaryti lovą ryte yra didelis laimėjimas. Ir tai gali atrodyti žeminamai, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis ilgoje kelionėje, kurios svarbos negalima nuvertinti. Just do it!